Sveiki visi, mano vardas Laimonas, čia Kauno detalės ir mes keliavome toliau po Kauno miestą. Ir šiandieną trumpam užsukome į Žemaičių gatvę. 1931 metais pastatytas namas, kuris skirtas buvo žymiam dailininkui Petrui Kalpokui. Kalpokas čia gyveno iki 45 metų, iki pat savo mirties, vėliau Rimtas Kalpokas, jo sūnus. Ir labai juokingai šitą namelį, kuris irgi dar pakankamai autentiškai išsilaikė stovi šitame šlaite, vadindavo Špokinyčia. Špokinyčia juokdamiesi taip vadino dailininkai, nes tai buvo 70 kvadratinių metrų statinys gyvenamojo ploto ir buvo labai gražus panoraminis vaizdas į apačią. Autorius šitos Špokinyčios buvo Vsevolodas Kopiliovas, žmogus, kuris Kaune sukūręs įvairių įdomių objektų. Dailininkas Petras Kalpokas Kaune nuo 1920 metų ir jisai buvo vienas iš meno mokyklos įkūrėjų ir steigėjų ir daug prisidėjęs dailinant ne tik tai Kauno miesto žymius pastatus, bet ir Lietuvos meno istorijoje palikė savo gilų pėdsaką. Na ir šalia Petro Kalpoko namo tekėjo upelis, kuris turėjo Raginės pavadinimą. Senas upelis, kuris skiria kažkada ir Benediktinių rajoną nuo šitos dalies ir netgi Benediktinių valdoma ta teritorija iki Pelėdų kalno ir taipogi buvo vadinama Raginės rajonu. Tai upelio trajektorija tekėjimo ir yra dabartinė Kalpoko gatvė. Matome ją vingiuotą, besileidžiančią žemyn iki Jonavos gatvės. Ir apačioje, kur Jonavos gatvė yra, galima pamatyti ir pačio upelio patekimą į Neries upę. 1956 metais Raginės upelį paslėpė sovietinis režimas. To upelio likimas toks pats kaip ir Girstupio, Gryčiupio upių mieste buvo naikinama ir nutiesta asfaltas, pastatytas viadukas sovietų laikais, kuriuo mes dabar judame ir kuris yra taipogi puošmena. Na, o kadangi Petro Kalpoko namas stovintis ant šlaito šitoj teritorijoje, tai ir gatvė buvusi Raginės upelio tekėjimo trajektorija pavadinta Petro Kalpoko gatve. Žinome, kad draudimas taipogi drausdavo tos senosius namus nuo gaisrų ir pastatai, kurie turėjo išsipirkę tą draudimą, turėjo ir specialias lentelės. Tai vat kairiai pusiai, kur matome pelningą daugiabutį, priminsiu dar, kad pelningais namais yra vadinami objektai, kuriuose savininkai turėdavo tik tai vieną būstą, o visa kita būdavo išnuomojama. Tai šitame name mes turime paslėptą ženklą ir jį norime irgi parodyti. Štai čia virš lango matote specialų ženklą, valstybės apdraustas, valstybės irgi saugomas. Būtinas vienas iš akcentų tokių medinių namų, kurie gaudo draudimą ir būtinas privalomas dalykas, tai yra ugniasinė arba gaisrasinė. Matome mūrinę sieną priglūdusią prie pačio medžio. Pereikime į dar vieną unikalų Žaliakalnio rajoną. Žinome, kad jie suskirstyti būna pavadinimais, tam tikrais priklausančiais nuo gatvių pavadinimų. Tai Žaliakalnio Kompotas rajonas, kurio gatvės turi pavadinime uogas įvairiausias, tai vaisius iš tų uogų ir vaisių, iš kurių galima padaryti kompotą. Tai pakeliausime Vaisių gatve senąją. Tai vis dėlto žinomas yra kaip Žaliakalnio žydų gyvenamasis rajonas, kvartalas, visą tai susiję su sinagoga, kurią šiandieną irgi jums visiems parodysiu. Dabar virtęs toksai pramoginių renginių vietovobjektas, o kažkada tarnavo kaip religinis objektas ir dėl to
Aplink sinagogą 500 metrų atstumu buvo įsikūrę ir žydų tautybės žmonės, prekybininkai. Būtent per šabatą žmonės negalėjo toliau gyventi už sinagogos kaip 500 metrų pačių. Tai vat ir matome, ir namų aukštis yra visai kitoks, viskas atrodo taip prie žemės. Vienos durys yra patekti į namus iš gatvės pusės patiems gyventojams. Kiti namai, kur yra mažesni, jie turi po 2-3 įėjimus, trečias arba antras įėjimas buvo prekybos vieta, amatų įvairiausių vieta, odos. Žinome, kad perdirbimas buvo irgi vienas iš tų rūšių ir odos vienas žymiausių perdirbėjų šitam rajone, jeigu galima taip pavadinti, buvo Stasė Samulevičienė, garsi žaisliukų kūrėja, rašytoja. Moteris, kuri išleidusi ne vieną padaužiukų seriją Sovietų Sąjungos laikais ir buvo odininkė ir kailininkė garsi šito rajono ir jų gyvenamasis namas, matosi kieme stogas pats ir garsus ir menininkės sūnus yra Raimundas Samulevičius, dramaturgas, rašytojas, jo yra nemažai kūrinių. Bet turbūt vienas ryškiausių Raimundo Samulevičiaus darbų yra apie jo dėdę, Antaną Samuolį. Ir matome lentelę Vaisių gatvėje. Šiame name nuo 1901 iki 1939 metų gyveno ir kūrė dailininkas Antanas Samulevičius Samuolis. Tai va, būtent Raimundo Samuolio knygoje aprašytas dėdės gyvenimas ir ta knyga vadinasi Baltoji obelis. Daugelis žmonių tarpukario laikotarpiu yra susirgę ir džiova ir kitomis sunkiomis lygomis. Šitos lygos nepralenkė ir Antano Samuolio. Ir matome 39 metai, paskutiniai metai, kada jis gyveno čia. Po to jau draugai surinkę pinigus, dailininkai išsiunčia į Šveicariją ir Šveicarijoje jisai miršta 1942 metais. Nutrukus piniginiam lėšom jis buvo perkeltas į paprastesnę ligoninę. Tenais ir miršta. Neseniai nacionalinė ekspedicija keliavo, ieškojo Antano Samuolio kapo Šveicarijoje, bet Šveicarijos bendruomenė atsiuntė lietuvių man vieną nuotrauką ir parodė, kad ant tvoros tik tai buvo uždėtas užrašas, kad šitose kapinėse palaidotas Antanas Samulevičius Samuolis, vienas žymiausių Lietuvos dailininkų. Pritruko pinigų ir kapų išsaugoti, kapai tuo metu buvo mokami, o nebuvo kam sumokėti už nuomą vadinamą. Taip pradingsta mūsų garsiausias dailininkas. Iš karto už kampo šitoje dalyje ir žydų sinagoga. Jau XIX amžiaus viduryje statytas statinys, kuris yra šiek tiek pasikeitęs ir pakeistas netgi to statinio. Yra išvaizdos dalis, anksčiau medinukas buvęs statinys, o dabar matome jie su mūrinė siena. Langai simbolizuoja, kad tai yra žydų kultūros pastatas. Ta spalva, kuri vyraujanti yra žydų pastatuose, tai yra Jeruzalės dangaus mėlynumas, taip vadinasi, melsva Jeruzalės dangaus spalva, visą laiką primenanti, iš kurio krašto yra kilę ir kuriam kraštui žmonės priklauso. Tai dar vienas gražus momentas prieš akį, prieš pačią sinagogą ir meniški atvaizdai šventinio šėlsmo, kuris šitoje vietoje vyksta. Vaikštame toliau po kompotą ir matome įvairiausių pavadinimų, kurie gali būti jums juokingi kartais. Vašuoklių gatvė su senaisiais pastatais likusiais. Užsukime į dešinę pusę, į Aviečių gatvę ir praeikime pasižiūrėti, kas įdomaus vyko šitoje gatvelėje. Irgi tokia jauki gatvė, vedanti iki pat Savanorių prospekto, atrodanti kartais taip, kad nesate Kauno mieste. Atvažiavote arba į Kauno rajoną, apylinkės pačias ir pačios šitos gatvės pabaigoje pamatysime gražų mūrinį mini dvarą, kurį kažkada valdė Adomas Galdikas su šeima, žmona Magdalena Galdikienė. Adomas Galdikas buvo garsus dailininkas. Tarpukario sakoma, kad Adomo Galdiko darbai buvo
vertinami antroji vietoje po Čiurlionio pačio. Tai garsus dailininkas, vėliau pasitraukęs į vakarus, o žmona Magdalena Galdikienė buvo aukščiausias pozicijas tarpukario politikoje pasiekusi moteris. Tai yra Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkė. Daugiau aukštesnės pozicijos tarp moterų nebuvo. Ir matote fragmentą šito mūrinio namo, kuriame gyveno šita šeima. Ir visai tikėtina, kad šitame name, susitinkant, bendraujant katalikių moterų bendrijai, kurie vadovavo Magdalena Galdikienė, gimė ir garsus žurnalas Moteris. Jeigu grįžtant prie pačio namelio šeimininko, Adomo Galdiko, tai ne kiekvienas turbūt žino, kad Kaune yra ir didžiausias jo paveikslas arba jo kūrinys atvaizduotas Pramonės prospekte. Stiklinis pastatas ir jame atvaizduotas 1000 litų. Tai yra Adomo Galdiko kūrinys, kurio originalas saugomas yra Čiurlionio dailės galerijoje. 1830 metais pradėtas daryti kelias į kalną vedantis į Ukmergę, dėl to tarpukariu vadintas Ukmergės plentu, ne Savanorių prospektu. Ir kada 1830 pradėtas eksploatuoti kelias, tada ir pradėjo šitoje teritorijoje statyti namus. Ir mūrinis pasitaikė šitoje vietoje, kas buvo ypatingai reta. Tai 1866 metų namas, gali tik įsivaizduoti, 3 metai po sukilimo 1863 metų pastatytas. Dabar jį matome pakitusių formų ir kiekvienas atėjęs naujas savininkas bando su juo kažką padaryti, bet skaičiai giliai įaugę į namą ir žymi būtent šitą dalyką. Keliausim toliau sekančiose laidose, o šiandieną tai yra viskas. Čia buvo Laimonas ir Kauno detalės.